Labas rytas dar sykį su šventom Velykom. Važiavom Hertfordšyru ir privažiavom Velsą, mes dabar esame Velse. Hay on Way vadinasi. Tai va, mes tokia miestelė, čia yra, taip pasakyti, riba tarp Anglijos ir Velso, bet čia mes jau Velso pusėje dabar. Parodysiu, koks čia grožis, labai gražus miestelis. Štai čia tas miestelis yra tarp tokių kalvų, o štai Velso drakonas, o čia va tokie jų nameliai. Nu, aišku, jie panašus ir į angliškus, bet jau labai toksai senoviškas, gražus. Nu, turbūt Velso jau čia pasakysiu, Velso miestelis. O va tenai viršų yra pilis. Mes eisime pasižiūrėti tą pilį. Va. Diena nuostabi, graži, nuostabi Velykų diena. Rytas, nuostabus Velykų rytas. Mes jau aplankėm porą bažnytėlių. Tiesa, jos buvo uždarytos, bet todėl, kad čia kaimo bažnyčios ir ne kiekviena veikia. Kunigas vienas ir jisai važinėja po kelias kaimo bažnytėlės tam tikrom dienom. O štai va tenai yra pilis, žmonės eina. Ir mes eisime. Tai va. Einam dabar išgerti kavytės ir toliau vaikščiosime šiuo miesteliu. Šitas miestelis, tiesa, yra žymus tuom, kad čia aš padariau nuotrauką, kad jisai yra pirmasis pasaulyje knygų miestas. Čia yra labai daug knygynų, virš 80 kažkur. Tai tokia maža miestelis, įsivaizduojate, knygų miestas. Tai štai tiek naujienų Velykų ryte. Mes esame akmenų rojų. Čia viskas papuošalai su akmenukais. Ir toks nuostabus fontanėlis. Pamiršau, kaip lietuviškai vadinasi. Votokyčia. Na štai ir krautuvėlė knygų įvairiausių. Kiekvienoj krautuvėje, net ir akmenų krautuvėliai buvo knygos parduodamos. Štai kaip gražu viduj. O, koks knygynas nuostabus. Štai kokie įrišimai knygų gražus. O, kaip gražu, pasižiūrėti. Kokios gražios knygos. Little Women, The Great Gatsby, Robinson Crusoe, Animal Farm. Oi, kokių gražių knygų. Štai kokios durys čia. Turbūt senoviškos durys. O koks rašytojas eina su knygu. Na va, mes įėjom į tokį kiemelį, kur yra toksai va dvaras ir čia, žinoma, yra knygos. Va, pasižiūrėkite. Lentynos su knygom. Ir iš kitos pusės knygos. Va. Prašau, koksai knygų miestas. O ten kaip gražus namas. Pasižiūrėkite. Apačioj kavinė šitokiam gražiam name. Šitas miestelis vadinasi Hay on Wye. Kaip teisingai vadinasi miestelis? Hay on Wye. Hay on Wye.
Nueinam į viršų. Štai mes čia einam tokią gatvelę ir štai ką mes matom. The Poetry Book Shop. Poezijos knygelis. Įsivaizduojat, mėly poetai? Čia yra netgi poezijos, atskiras poezijos knygynas, atskiras nuo prozos, vien tik poezija. Man pasižiūrėkit, kaip unikalu. Labai gražu. Va štai koksai miesto laikrodis. Labai gražus miestelis. Nu jau labai gražus miestelis, tikrai sužavėjo. Gražios Velykos man šiemet.